Koks buvo gyvenimas tokio žmogaus, kuris turėjo tarnauti dvarui? Nu, taip, gyvenimas, galim sakyti, pakenčiam dėl to, kad jis jau buvo pats vyriausias tam dvare. Jo čia buvo visi ir javai, ir paskui išmokėdavo visus atlyginimus, ir denariją duoda darbininkam. Ir svarbiausia, tai buvo, tam dvare buvo laikomas šitą gryno veislę Olando juodmargės karvės. 200 tų melžiamų buvo. Ir tos kitas būdavo, kad nemelžiamas, tai parvesdavo į kitą dvarą. Tačiau svarbus dalykas buvo dėl to, kad kiekviena karvė turėjo savo vardą, savo numerį, savo tėvo ir motinos vardą numerį, kiek pieno per metus duoda, koks riebumas, tai viskas, knygos tokios vedamos. Ir visą tą priežiūrą dvarą. Tai gyvenimas buvo neblogas kaip tokioj padėtyje, ne paprasta darbininkai, kaip sako. Koks būdavo ryšys tarp dvarui tarnaujančių ir pačio pono? Kaip mano tėvus jau tai ryšį turėdavo dažnai pasitarti, net iš jo dvarą pas mano tėvo telefonas buvo įvės specialiai, jeigu reikalas yra paskambėti pas tą savininką. Darbininkai, galim sakyti, taip gyvena jau ne per blogiausia, nors kartais gal geriau kaip kokie mažesni ūkininkai. Ar jie skaitosi kaip kumečiai? Kaip kumečiai skaitytos, taip. O tie dvarininkai buvo daugumai lietuviai? Čia taip dvarininkai buvo vokietis buvo tautybės, grafas Keiserlingas. Aha. Ir kokis buvo jų atsinešimas į lietuvius ir lietuviškus reikalus, kai vėliau iškilo lietuvių valstybės klausimas? Kad to laiką, kaip iškilo jau klausimas, žinoms, jie buvo nepatenkinti, kad iš jų dvaras nusavina ir išdalina, tai kad nelabai patenkinti buvo. Bet anksčiau, tai kaip ir visi dvarininkai, jie buvo kas tai mes, jau žemesni žmonės, ūkininkai, jau dvarininkai, važinėdavo po keletą traklių pasikinti karietos, laikdavo ir tik pasitraukė iš kelio, tais laikais prieš karą. O jau, paskui per pirmą karą, kiek pasimant, tai kadangi jis buvo vokietistas grafas, nors buvo pažinčių turėjo gerai su visais gubernatoriais, bet vis tiek jį pašalinę, toliau išvežė dėmesį karaustyti į Rusijos gilumą toliau tenai.